Vėžys – klastinga liga, kasmet pasiglemžianti daugiau nei 8000 gyvybių. Piktybinis navikas žmogaus organizme gali atsirasti dėl genetinių bei išorinių priežasčių. Pirmieji ligos simptomai jaučiami navikui augant bei plintant. Deja, per vėlai diagnozuotas vėžys didina mirties riziką. Ankstyva vėžio profilaktika bei drąsa kalbėti apie šią ligą – tai pirmoji pagalba sau ir aplinkiniams. Sudėtingas vėžio gydymas dėl to, kad vienus operuoja, kitus neoperuoja. Po to prasideda tokios spindulinės gydymas arba chemoterapija ir jas ištverti ne kiekvienas pajėgia. Čia individualiai žmogus reaguoja tiek į chemoterapiją, tiek į spindulinę terapiją, nes nusimuša imunitetas ir plus dar prisideda ir psichologinės problemos, nes žmogus dažnai yra strese, depresuoja, šoke. Ir tai iš tikrųjų yra ką veikti kelių sričių specialistams. Ir psichiatrui reikia padirbėti, ir mums, ir chemoterapeutams. Tikrai taip, tikrai taip. Čia yra komandinis darbas iš tikrųjų, ne vieno daktaro darbas. Dažniausia moterų onkologinė liga krūties vėžys kasmet Lietuvoje diagnozuojama daugybei moterų. Nors ši liga pasireiškia vis ankstesniame amžiuje, laiku pastebėjus vėžį, pasveikti pavyksta net 9 iš 10 sergančiųjų. Per 14 veiklos metų projektas Nedelsk padėjo išgelbėti jau daugiau nei 100 000 krūties vėžių sergančių moterų. Pasak jo organizatorės Agnės Zuokienės, dabar požiūris į ligą ir jos profilaktiką kitoks nei prieš keletą dešimtmečių. Moteris tiesiog nežinojo, kur tikrintis, buvo pilnos baimės. Galiausiai krūties vėžys dar prieš 13-14 metų asocijavosi su savotiška gėda. Bet reikia pasakyti, kad per tuos 14 metų situacija pasikeitė iš esmės. Tai yra dabar mes galime pasididžiuoti, mus rodo visose tarptautinėse konferencijose kaip stebuklų šalį, gerąja prasme. Tai yra išties mūsų, mes šiandien esame 15 vietoje, tai yra gerokai geriau negu kad buvome kažkada. Tai moteris labai noriai tikrinasi ir mūsų pavyzdys rodo tai, kad mes jau važiuojame tik į mažus miestelius ir į kaimelius, dėl to, kad būtent atvažiavus į miestelį ar kaimelį, ar kaip gyvenvietę, kaip čia pavadinti, kur gyvena 300 žmonių, sakykime, arba 400 žmonių, 500 žmonių, mes žinome, kad mes patikrinsim visas. Vėžiu sergantiems pacientams reikalingas ne tik medicininis, bet ir moralinis palaikymas. Dar didesnis dėmesys būtinas mažiesiems. Organizacija Raudonos nosys įkurta siekiant pagerinti ligoninėse gulinčių vaikų emocinę sveikatą. Gydytojais klounais persirengę aktoriai per mėnesį aplanko daugiau nei 1000 vaikų, tarp kurių ir vėžiu sergantys mažieji. Tu kiekvieną kartą atėjęs nežinai, kokios nuotaikos rasi tą patį vaiką. Ir vaikas, su kuriuo tu žaidėjai prieš savaitę, gali būti labai silpnas arba piktas arba pavargęs kitą savaitę ir gali visiškai kita tema arba visiškai kita bendravimo energija vystytis. Ir tas turbūt yra tokia gan specifinė, nes ten vaikai išgyvena labai sudėtingą kelionę savo ligos ir jinai labai tokia kalnuota, kaip pasakyti, nes labai priklausomai nuo vaistų ir gydymo poveikio vaiko fizinė ir emocinė būsena labai stipriai pasikeičia. Žmonės nedrįsta kalbėti apie sunkius dalykus, nes jie jų nepažįsta. Jie tiesiog turi tą vieną bendrą tokį sąvoką vėžys, kuri, man atrodo, yra labai neteisinga.